Kodėl jūs tokie liūdni? Šiandien jaučiuosi labai vienišas. Žinai, Mosi, mums reikia dirbti. Tėvai davė nemažai namų ruošos darbų. Tai kas, galų gale jūs galite juos padaryti ir vėliau? O kas bus, jei nepadarysite? Jaučiuosi vienišas ir dabar norėčiau, kad leistumėte laiką su manimi. Mosi, suprantu tave, mes irgi kartais jaučiamės vieniši. Ir gerai, kad atėjai pas mus. Nes mes esame kaip šeima. Taip, ir mes dažnai jaučiamės nesuprasti. Taigi, eikime kartu į parką ką nors nuveikti, o ne čia dirbti. Tėvai susitvarkys patys. Ne, negalime. Mūsų pareiga padėti šeimai. Nes mes čia gyvename. Čia gyvena žmonės, kurie mus myli, mumis rūpinasi ir nieko negalime padaryti. Šeimoje, didelėje ar mažoje. Kiekvienas turi savo pareigas. Matai, Mosi, kai tėvai mumis rūpinasi, jie stengiasi, kad jaustumėmės gerai. Nors kartais taip ir nepavyksta. Labai svarbu šeimoje kalbėtis. Pasakyti, kas nepatinka, kas džiugina. Jei kyla kokių problemų ar iššūkių, irgi svarbu apie tai pasipasakoti. Nors tėvai iš pradžių pyks, bet galiausiai stengsis padėti. Labai nemėgstu tvarkytis. Bet žinau, kad tėvai džiaugsis, jei ištesėsiu pažadą. O vakare visi galėsime kartu pažiūrėti filmą. Mosi, tu gali mums padėti. Jei būsi su mumis, tuomet nesijausi vienišas. Kol dirbame, galime pasipasakoti vieni kitiems savo bėdas. O kai baigsime, turėsime laiko nueiti į parką. Gerai, mes kaip šeima. Ir tu teisus, mes turime vieni kitiems padėti. Ir svarbiausia - kalbėtis. Tada geriau vienas kitą suprasime.